savyje tą sprendė. Iš anksto noriu pasakyti, kad Raimondos Dabulienės darbą įvykusiam anksčiau tam pirmajame etape tikrai vertinu. Dėl projektų padarėme tikrai labai gerai. Projektai ir aišku, su pačiu bendruomenių iniciatyva, bet Raimonda Dabulienė tą darbą įvykdė. Kaip projektų administratorių tikrai, aš sakyčiau, vienareikšmiškai yra pirmoji strategija pačios. Ko pritrūko? Tai va, pritrūko lyderio principų. Skaidrumas, viešumas, bendradarbiavimas, kaip sako, geras vadybininkas. Net verslininkai sako, geras vadybininkas yra tas, kuris turi komandą, ne tas, kuris vienas turi. Nes kartais, žiūrėk, vienas žmogus jam iškritus iš žaidimo nebėra tęstinu. Šiandien ta situacija yra, kaip yra. Ir nuo ko gal prasidėjo tie tokie dalykai, sako situacija, kurią šiandien turim. Visų pirma buvo per visuotinį susirinkimų narių bandoma. Ir aš buvau išreikšti, kad VVG administratorius. Ir VVG administratorius tai mokamas asmuo ir VVG vienasmeninis pirmininkas negali būti vienasmeninis, kadangi čia ir priveda prie tos situacijos, kai valdomos informacija ir kiek nori, tiek dalinu su kitais. Tai šiandieninė situacija, kai strategiją mes antrą etapą tvirtinsim, o strategija dar nepristatyta valdybos nariam naujam ir jie netgi nežino už ką, kas ten bus, tai čia priveda prie tokių situacijų, nes kadangi pirmoji strategija, aš atsimenu pats keliais plūpėjome ir bendruomeniai sprendėm, kokie projektų, kas bus, o šiandieną mes apie antrą etapą strategiją jau darėme iki tos situacijos, kurią turim. Taip pat buvo kitas susirinkimas renkant valdybą, buvo mums paduotas paruoštukas, kad čia viskas tvarkoja, čia valdybos nariai, čia atitinka proporcijas, čia būti moteris vyrai, čia amžius. Kai mes į tą įsijungėm labai gražus demokratinis principas, už kiekvieną valdybos narį buvo balsuota atskirai. Ir aišku, tas toks paruoštukas sugriuvo, atsirado valdyba, tikrai galiu pasidžiaugti darbinga, ir 6 žmonės iki 40 metų, tai čia labai gražu. Tuo momentu pirmininkė taip susimėsime, aš dabar pirmininko negalim rinkti valdybos, kadangi čia nėra dar neužregistruota valdyba Rėjų centre, čia aš supratau, kad planas griūna, nebeina to pirmininko čia iš paruoštukų išrinkti. Ir vyko labai gražus mokymai. Po mokymų rinkom valdybos pirmininką, labai skaidrių būdų, slaptų balsavimų. Ten išrinkom vėl, kaip iki to pirmininko rinkimo liktai viskas taip gražu, konferencija čia ta baigimoji bus, jau čia viskas žada administracijai. Ir atsirado, kadangi 2 kandidatai buvo, vieno kandidato laukėme tame susirinkime ir po to, kaip netas tapo pirmininku, liktai galimai, jau sako, čia viskas jau nebe mūsų reikalas, šitą konferenciją jūs jau pats daryti. Tokie matosi pasiruošimai, išankstiniai susiplanavimai, tai jie ir neveda studijavo. Tai yra, kaip sako, kas būtų kitas pirmininkas. Šiandieną pirmininkė valdybos yra žmogus tikrai nesavanaudžių, tarp kitko mes nepaslaptis buvom susėdę keletą žmonių, perėjom per visą sąrašą VVG narių ir pamatėm, kad tikrai 2/3 bent jau mažiausiai yra žmonės tie, kurie žino situaciją, nesiekia savo naudos ir mes labai ramę sąžinę atvirą širdį ėjome į valdybos rinkimus, į pirmininko rinkimus, be jokio pasiruošimo. Atvirai, nes matėm, kad taip ir bus. Taip ir bus. Nes visada nugali tokia demokratija, kaip paprastumas ir nepasiruošimas iš anksto. Nes kai tau reikia, šiandien man sako, prieš tą šiandien paturėti, ar pasiruošti. Kaip suprasti pasiruošti, aš visą gyvenimą pasiruošti, aš naktį atsibūdęs galiu visą laiką tą patį viešai, skaidriai. Kada kai žmogus neturi savo nieko siekti, tai ką reikia ruoštis, aš turiu vietų, nes man
suprantu, VVG pirmininkiai neramu, o tu valdybai juk tvirtins administratorių. O kur tie skaičiai, kur tie žmonės, kur ta galimybė dar šumus išrinkti patvirtinti? Nereikia, aš noriu tik tiek pasakyti. Raimondą Dabulinį tikrai vertinu kaip gerą administratorių. Aišku, šiek tiek aš žinau ir prieš jis turi žinau šiokius tokius dalykus. Aš juos minėjau ir aš nežinau, kur riba be kontrolės, be skaidrumo, be viešų, bet bendradarbiavimo. Vienintelį ko siekti. Aišku, aš tai paruoštukai sugriuvo, valdyba ne ta, pirmininkas valdybos ne tas. Ir prasidėjo tada jau tas, mane jau ko gero pažįsta, aš jau čia galėčiau pliks išsirengti, jau viską žinau. Kaip sakant, taip, ir mano tas, ir aštresni pasisakymai, bet jie yra šiek tiek valdybos posėdis, kai valdybos pirmininkė paprašė tų skaičių, kiek liko pinigų, kokie projektai dar testinį, kokie negyventi, kiek administravimo liko. Tai pirmininkai pasakė, valdybos pirmininkai, ką tu čia, kas tu dabar šitai radai, kokį to čia reikia, tu dar čia ne, ką tu galvoji, tu čia nevadovauji. Ir suprantate, per tą valdybos posėdį, kai pradėjau pagalvoti, ir mes negavom tų atsakymų. Lėšų likučių. Ir vyko toks konfliktukas tarp tos, aišku, buvo tokie, įkurt viešai įstaiga gildija, aišku, čia Raimondas Dabulinis ten buvo tas labai gerai įkurta viešai įstaiga. Ir tie žmonės pradėjo savarankiškai veikti, pradėjo nebe taip klausytis, viskas, ta viešai įstaiga labai bloga pasidarė, ten tie žmonės jau, blogi, visiškai, viskas griūna. Ir suprantate, prasidėjo tas valdybos posėdis ant visų puolimas, ant tos gildijos puolimas, kaip iš šitos priekabas, norit pasiimti tą projektą įgyvendinti. Vyrai moteris, tas pats, įkūrėm VVG, tai aš man netekdavo, tai kūrėm tą projektą parašėm, įkūrėm tą VŠI, spręskime, vykas geriau, bet jau, suprantate, prasideda tie sprūdimai iš po situacijos nebekontroliavęs ir visi tie, tada jau prasideda ir Karbauskiai tie 500 netidai, dar kažkas kažko pritrūko. Ir suprantate, mes nebedainam iki esmės, iki skaidrumo, viešumo, bendradarbiavimo. Jau tada, kaip sakė, kaip ten labai gerai buvo parašyti. Jau ir gėlių gali teikti, jau bus įžeidimas, o jau apie aprangą, ką čia jau nekalbėti. Jau čia jau, tada jau suprantat, prasideda, nes tas žmogus, gerai tas, kuris gali sugriauti tą tokį uždarą, nebedradarbiavimą, neskaidrumą, neviešumą. Ir tiesiog var apie automobilių nuomą, ar apie kokius. Lyderio principas. Visos lėšos administravimai turėtų būti pateiktos su centas į centą, nes čia yra visų mūsų pinigai. Ir dabar tu pradės spėlioti, ar už tą automobilį tik kokį, ar įnuomoja aš. Ar, kaip sako, vieną automobilį gali įnuomoti VVG, ar gali du nuomoti. Paskui sužinojau, kad du gali įnuomoti iš kitų vidų. Šiandien Kupiškio VVG versija apie strategiją